Baigėm savo nakvynę, tai yra viešnagę Mažeikiuose. Tai naktis buvo karšta, sakė ir triukšminga, Indratė. Jaunimas labai tūsino kažkur. Važinėja, bet kažkaip netrukdė. Ta sekundę pabundė ir vėl užmiego, kadangi norėjau miego, tai netrukdė. Bet jei būtų atidarytas langas, tai būtų neįmanoma. Ne, bet buvo karšta štai. Ir nebuvo galima lango atidaryti. Nu, bet šiaip tai viskas buvo gerai. O mėnulė švietė naktį. Mėnulio nemačiau. Nieko nemačiau, buvau tikrai paryčiais pradėjau prabudinėti, nes pagalį labai stora, nepatogi buvo. Nesimatys per kamerą. Tai bus galima gal įdėti video. Nu. Tai va, tai dabar važiuojam link Ventos. Ten trumpai, tada link Papilės, ten kažkur biškį pasivaikščiosim ir tada link Vilniaus. Nors dar būtų visai fainai kur nors pakeliui mašiną nusiplauti, jeigu rasim plovyklą. Ir man kavos sustot. Ir kavos tada gal dar sustotų. Man tik. Tau tik tais. Justinas kavos negeria. Kartais. Tai gerai, važiuojam. Čia plūkės, kaip jos vadina? Ėjom nuo lankytojų centro ir matėm laiptelius link Ventos, nusileidom. Ten žvejys buvo su šeimyna. Ir sako, tai čia tiltą tokį filmuojate, ten toks nugriuvęs. Sakau, jo, čia važinėjom. Atėjom, ieškom ką įdomaus. Sako, nu tai va dar nueikit iki vandens malūno. Pasiūlė ir dabar mes čia einam per miškelį, sakė, čia ne taip toli. Tai turėtų kažkur ir išlyst. Bet sakė ir jisai sako, daugiau čia toj Ventoj nelabai kas yra. Nebent dar ten toks beždžionių tiltas, bet jis ten nelabai įdomus. Tai va, tai nueisim iki to malūno ir tada jau važiuosim link Papilės. Tik tai jis mums sakė lauku eiti. Ne? Lauku? Ne, sakė per alksninėlį. Bet ir lauku minėjo.
Nu tai pradžioje laukų gal ir gavos kažkiek, Na bet ką? tai, nu vis tiek žiūrėjau žemėlapį, dabar tai važiavau, matos kažkoks tiltas. Va, jau Kažkas ir malūnas matosi. Atvažiavom prie apžvalgos bokšto, užlipom, pasižiūrėjom. Čia dar yra atodanga, laiptukai, bet eiti draudžiama, stovi tvora. Tada čia žemyn kažkiek dar galima į kitą pusę eiti, bet ten toliau vėl matau eiti draudžiama ženklas ir uždaryti ir užkalta. Tai vat, pasivaikščio čia daugiau nepavyks, bet ir ne per daug ir norisi. Šiaip dar žiūrėjau, esu pasižymėjęs ten jau biškį toliau jau už Papilės pavažiavus, irgi ten yra kažkokios atodangos, bet jau kažkaip ir pūslę pritryniau ir jau biškį aptingau. Tai dabar užvažiuosim dar į parduotuvę ledų ir jau tada į Vilnių išleisim tiesiu taikymą. Taip? Taip, pritariu. Gerai. Veidrodinė. Grįžom jau namo, bevažiuojant vos stirnos nenukirtom. Autostradoje tarp, pravažiavus jau Ukmergę, šoko ant kelio, tai vos spėjom sustabdyti. Bet gaila, tikiuosi, kad prabėgo, nes ten visur tvora, aš neįsivaizduoju, kur jį pralies, jaučiu ir laškysis per kelią. Jo, bet ir taip šoko, bėga, griūna, vėl bėga. Sigando, gaila gyvūnų. Jo, tai va. Tai va, baigėsi kelionė. Liko su paskutinis akcentas sudėti vyšnaitės ant torto. Tai va. Na, kaip ir višnaitės. Tai pradėjom nuo Ariogalos. Ai, tiks, tai būčiau pamiršęs. Tada važiavom į Raseinius.
Bet kaip užsipildęs man šitą pusę. Aha. Nei Tada- vienas, nei kitas, nei Žemaitijos, bet labiausiai Tada važiavom pildosi. į Tytuvėnus, Sunkiai tada baigėsi. važiavom į Kelmę. Kelmė? Taip Nežinau. kirčiuos. Tu gal nuo žodžio Kelmas tai Kelmė? Aš kelmę sakydavau. Nežinau. Tada važiavom į Užventis. Taip, po Užvenčio važiavom į Kuršėnus. Kuršėnas. Iš Kuršėnų važiavom šiaip jau į Mažeikius. Gal man reikia pasimokyti, kaip kirčiuoti, aš irgi mažai kaip Ir tada sakydavau. dar pabuvome Ventoje. Tai gali būti, kad aš blogai kirčiuoju. Tai kaip ir viskas. Na šiaip, aišku, šiandien dar pabuvom Papilėje, bet Papilė tai ne miestas. Bet taškelis tai didesnis. Na tai čia taškeliai, žinai, čia kalendorius, norėjau sakyti, žemėlapis, bet... Na vis tiek truputį pagal tai. Aha. Nu tai va, tai jeigu dar apsilankytume Tauragėje ir paskui čia dar kažkur, pamenu, dar yra miestai. Vilkyje, žinau, miestas, O čia Sankaičiai didesni. Nu, bet ne miestas, man atrodo. Tai va, tai visai čia normaliai jau, visai Lietuvos tą pusę, čia kažkiek apkeliavom. Keliam kuo toliau. Na, praeitais metais dar nemažai aplink Vilnių irgi keliavom. Nu tai dar ir šiemet pakeliausim, aš manau. Tai gerai. Mėnesis iškris, atostogų nebūsim gal. Aha. Nu, bet aš manau, kad per tą mėnesį dar irgi miestelių bus, nes turėsim laiko. Bet visai labai čia viskas gerai, nemažai jau apkeliavom ir gal to ir įpusėsim jau. O neįpusėjom, nu dar ne. Šiaip Trečdalis. miestų 103 ar 104, tai ne, tai daugiau jau, manau, nei trečdalis. Daugiau, bet ir ne Aha. pusė dar. Nu, paskui suskaičiuosiu, kiek jau čia bus. Gerai, galėsi gerai. parašyti tą pačią. Tai va, gerai, tada. Iki naujų kelionių.